Dabar atsakant į klausimą, kada rinka atsigaus, tai atsakymas, kad ir kaip norėtųsi, nėra labai džiuginantis, nes mažos rinkos iš esmės atsigauna tada, kai atsigauna visos pasaulis. Ir čia toks pavyzdys 2003-2006 metų Kroatijos indeksas. Tai jeigu pažiūrėsim, tai realiai pasaulio akcijom sparčiai brangstant, Kroatijoje vyko kažkoks brangimas ir staiga atėjo tam tikras proveržis. Tai yra, kad tie pinigai, kurių pasaulyje neberasdavo gražos atitinkančios riziką, staiga užplūdo šalį ir indeksas demonstravo itin gerus prieaugius. Žvelgiant iš tokios investuotojo optimisto arba realisto pusės, tai iš tikrųjų mes gyvenam labai gerų periodų, kai akcijos yra pigios. Tarkim, galėčiau drąsiai pareikšti, kad Teo yra pigiausia telekomunikacijų bendrovė visoje vidurio ir rytų Europoje. Ar tai reiškia, kad akcijos ims brangti jau rytoj? Greičiausiai neims, bet anksčiau ar vėliau tas akcijas investuotojai turi pastebėti. Tai realiai žvelgiant, tai tiek skirstomieji tinklai, tiek tos pačios dujos, galima diskutuoti, pavyzdžiui, ar ten trečdalis Lietuvos aprangos rinkos turi tiek kainuoti. Tai atsakymai yra, kad daugelis kompanijų yra pigios. Tačiau jeigu esat racionalus investuotojas, tai pirmas klausimas, į kurį turėtumėte atsakyti, ar šita kompanija yra pajėgi išgyventi šitą krizę. Nes ne viena kompanija turi trumpalaikių likvidumo problemų, ar kaip jas pavadinti, ar daug paskolų, kurias reikia refinansuotis. Ir iš esmės kiekvienas investuotas, jeigu anksčiau galėjo pirkti bet ką ir tikėtis, kad bankas pratęs paskolas, refinansuos, dabar turėtų labai atidžiai pažiūrėti kompanijų balansus, o aišku, taip sakyčiau, pas pusę biržos sąrašo tie balansai yra labai įtempti. O antroji prezentacijos daly norėčiau kaip ir gal išprovokuoti tokią diskusiją, ar turim įmonių, kurios yra tam tikra prasme globalios. Tarkim, Kroatijoje yra tokia įmonė Podravka. Tai ją iš esmės, jeigu paimsi tą tokį buvusį posovietinį bloką, tai tarkim Vegetos prieskonius, žino turbūt, jeigu ne kiekvienas, tai didžioji dalis. O tuo tarpu Baltijos šalise klausimas, ar mes turim tokių kompanijų, kurios pajėgios, jeigu ne tik Baltijos šalise, bet tarkim vidurio rytų Europoje išsiplėsti. Tai aišku, jeigu pažvelgsim į sąrašus, tai visur dominuoja vietinės įmonės, kur akcininkas jam yra priskyręs veikti, kad jeigu esi Estijos telekomas, tai veiks Estijos rinkoje, jeigu esi Teo, tai veiksi Lietuvos rinkoje, apie plėtrą į užsienį galvojam kaip ir mes. Aišku, turime mes pasaulinio lygio bendrovių ir, tarkim, ta pati Lifosa yra ten, nepasakysiu tiksliai, bet užima ten kelis procentus pasaulio trąšų rinkos. Jeigu paimsim laivininkystės kompanijas kaip Lasko, to patį Limarko, tai jos pasauliniai rinkoje savo segmentuose, iš esmės yra kaip ir didelės įmonės. Bet aišku, minusas visų šitų kompanijų yra, kad jos turi kontroliuojantį akcininką ir mažą laisvų akcijų skaičių. Dabar čia selektyviai atrinkau tokius sandorius, kurias mūsų regiono įmonės padarė ir kaip kalbėjo anksčiau, kad po kiekvieno kaip ir veiksmo, jeigu kažkas pasakė, kad reikia taip daryti, po kažkiek laiko reikia pažiūrėti, o koksgi viso to rezultatas. Tai realiai bendra išvada, kad atmetus
tam tikrus sėkmingus sandorius, didžioji jų dalis, kad ir kiek jie buvo patrauklus jų vadovam ir leido tas įmonės padvigubinti, patrigubinti, kai kuriais atvejais 10 kartų išauginti, smulkiem akcininkam vertės sukūrė labai ribotai ir jie dabar labai džiaugtųsi, jeigu būtų atgavę tos pinigus, tarkim, dividendų formą. Aišku, aš nesakau, kad nereikia plėstis, nes turim ir sėkmingų pavyzdžių. Tai realiai, jeigu žinote tokią vieną didžiausių Baltijos šalių, Baltijos jūroje keltų operatorių Tallink, tai jis po viešo akcijų platinimo sugalvojo nusipirkti, sakysim, konkurentą, tokį netiesioginį Baltijos jūroje plaukiančią taip pat kompaniją, tačiau tarp Suomijos ir Švedijos, tarp išsivyščiusių rinkų, sumokėjo 450 milijonų eurų, ženkliai pasididino savo skolas, aišku, gerais laikais, kaip ir niekas į tai nežiūrėjo, bet šiuo metu pats Tallinkas, kainuoja mažiau. Tai klausimas, ar šitas sandoris, jis leido patenkinti tų vadovų ambicijas, bet ar jis buvo naudingas, tai, kaip ir galima labai diskutuoti. Jeigu paimsim kazino operatorių Olympic Entertainment Group, tai iš esmės jis labai sistemingai plečiasi vidurio rytų Europoje ir mano asmeninė nuomonė tai iš esmės yra viena iš tų kompanijų, kuri tikrai yra pajėgi dominuoti šitam regione, tačiau ta plėtra gal ir įspūdinga, tačiau akcininkam naudos atnešė nelabai daug. Kita žiniasklaidos kompanija, jeigu panagrinėtumėm, kuri Lietuvoje veikia leisdama žurnalą Panelė ir kitus, iš esmės irgi po listingavimo biržoje jie nusprendė transformuotis ir iš tos tradicinės senosios žiniasklaidos kompanijos tapti interneto kompaniją ir išleido daugiau kaip 500 milijonų eurų įsigydama Delfi. Realiai šitą kainą, kuri buvo sumokėta, atitiko to laikotarpio realijas, nors aišku, dabartiniais laikais investuotojai sunkiai suvokama, kaip galima mokėti 7 pardavimus už interneto portalą, bet vėlgi sandoris gal savo esme labai geras, tačiau laiko pasirinkimas, kada pirkti, vėlgi lėmė tai, kad dabar Express Group finansai yra, sakykime taip, labai įtempti. Estijos mažmeninės prekybos bendrovė Tallinna Kaubamaja įsigijo Vokietijos tinklo taip ir nepradėjusio veiklą sklypus Latvijai. Sugebėjo sumokėti kainą 16 milijonų eurų, kas pastebėtina, kad bankas finansavo sandorį 100%. Plėtra Latvijai pradėta, bet vėl klausimas, ar žinodami, kas laukia Latvijos ekonomika, ar šitą sandorį būtų šitą kompaniją vykdžiusi. Farmacijos bendrovė Sanitas. Realiai šita bendrovė tokia, kokia yra dabar, yra išauginta vien per įsigijimus. Išaugo įmonė 10 kartų, įsigijo fabriką Slovakijoje, didelė įmonė Lenkijoje. Apie šitą sandorį daug yra kalbėta ir ne vienas pristatymas yra buvęs įmonės atstovų čia. Tačiau faktiškai objektyviai žiūrint, jeigu tada, kai Jelfa buvo perkama, akcijos buvo platinamos po 13 litų, tai dabar jos kainuoja per pus pigiau. Ir nors aišku sandoris, gal finansinė prasme ir buvo geras.